Knygoje Magiškas sodas mergaitė Mija su savo mama, mažuoju broliuku ir patėviu persikelia gyventi į naują miestą. Ten ji pradeda lankyti ir naują mokyklą. Deja, jai ten labai nepatinka, ji nekenčia naujojo gyvenimo. Ji ir nori grįžti atgal, nes pasiilgo savo tėčio ir šuniuko. Vieną vakarą ji susipyksta su savo mama ir pabėga į apleistą stebuklingą sodą, kuris pasirodo nėra visiškai apleistas. Paslaptis saugo ne tik stebuklingas medis sode. Knygą buvo įdomu skaityti, patiko, kai buvo kalbama apie magišką mišką ir Miją supančią gamtą. Manau, kad gamtos tema buvo labai svarbi knygoje.